Sveikinam jūs visus susirinkusius šią ypatingą progą, kai laiko tėkmę stabdome tam, kad prisimintume, kas esame ir kokiu keliu atėjome iki šios dienos. Šį vakarą mes leidžiamės į nepaprastą kelionę per šimtmečius, kurioje susipina mūsų tautos svajonės, kovos ir pergalės. Pradėkime nuo akimirkos lyg tvirtas pamatas stovinčios mūsų istorijos centre, tapusios Vilniaus miesto pradžia ir Lietuvos didybės simboliu. Jis buvo daugiau nei vizija. Tai buvo pažadas, kad čia, ant Lietuvos žemės, kursis stipri valstybė, kuri ne tik gins savo laisvę, bet ir įkvėps ateities kartas. Mes prisimename svarbiausius mūsų tautos žingsnius, nuo Gedimino sapno iki nepriklausomybės akto pasirašymo. Susitelkime, pajuskime šių įvykių dvasią, išgirskime įvairių laikmečių balsus ir suvokime, kokia brangi yra mūsų laisvė. Tegul ši istorija mums primena, mūsų šaknys tvirtos, mūsų svajonės gyvos, mūsų laisvė brangiausias turtas. Tad pradėkime mūsų kelionę.
Aš sapnavau vilką. Nepaprastą, o geležinį, kuris staugė taip galingai, kad jo balsas nuaidėjo per visą pasaulį. Ir šis sapnas man parodė kelią. Čia mes uždegsime laisvės ugnį, kuri niekada neužges. Nes tai yra vieta, kur mūsų protėvių drąsa bei tikėjimas pavirs amžiną stiprybę. Tegul naujai įkurtas miestas Vilnius tampa tvirtovę, kuri jungia mūsų praeitimi ir veda mus į ateitį. Kartais galvoju, ar supras mus tie, kurie ateis po mūsų? Ar jie atsimins, kad kiekvienas šio krašto medis, kiekvienas akmuo buvo apgintas krauju ir prakaitu? Lietuva tai ne tik žemė, tai dvasia, kuri gyvena mumyse. Ir aš norėčiau,
kad ateinančios kartos niekados nelenktų galvos prieš svetimą jungą. Ir tegul kiekvienas mūsų tautietis laiko širdyse mintį, kad Lietuva tai laisvė, kurią reikia išsaugoti. Ir jeigu kada nors bus pajuntama abejonė, reikia atsiminti Vilniaus miestą, šią žemę, nes joje slypi amžina stiprybė. Ir atneš į maištis. Neš marškinius rankon savo. Ir atėjo vėjelis, ir atvedė žirgelį. Kelkis sūneli, šėlsta žirge. Kelkis sūneli, šėlsta žirge. Aik, tėvuli, šalin mano, vesk žirgelį rankon savo. Ir atnešė varnelį. Kelkis, broleli, švenimo varne. Kelkis, broleli, švenimo varne. Aik, broleli, šalin mano, neš varnelį rankon savo. Ir atėjo sesulė, ir atnešė skalelę. Kelkis, broleli, šešilgos kare. Kelkis, broleli, šešilgos kare. Aik, sesule, šalin mano, neš skarelę rankon savo. Lietuvos didybė prasidėjo sapnu. Tačiau norint valstybės stiprybę išlaikyti, reikėjo ne tik svajonių, bet ir drąsos, išminties bei ištvermės. Lietuvos laisvės kelias buvo grįstas ne tik kardais ir mūšiais, bet ir neįkainojamu drąsių žmonių triūsu. Ir štai dabar šie vaikai, mūsų tautos ateitis, gali laisvai dainuoti, mokytis ir kurti. Jie laisvi nešti tą šviesą, kurią mums paliko protėviai.
Ir tada atėjo metas į mūsų tautos motinos verkės skausmo, bet po ašaromis slėpėsi viltis. Jų sūnus ir dukros kovojo ne tik kardais, bet ir žodžiais, mintimis, giesmėmis. Šiandien mes dainuojame šią dainą ne iš skausmo, o iš dėkingumo ir didybės.
Brangus broliai ir seserys. Šiandien mūsų rankos parašais įtvirtino tai, ko mes ilgai troškome, dėl ko kovojome ir meldėmės. Lietuva laisva, Lietuva nepriklausoma. Štai aktas. Tai ne vien tik žodžiai ant popieriaus. Tai mūsų tautos tvirtybės, drąsos ir meilės savo žemei įrodymas. Mes įveikėme šimtmečius priespaudos, išlaikėme savo kalbą, savo dvasią ir savo tikėjimą. Mes stovime ne vien tik prieš istoriją, bet ir prieš savo ateitį. Tegul ši diena visada primena mums, kas esame ir kokia brangi yra kova už mūsų tapatybę. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja laisvė. 1918 m. vasario 16 diena, kai tautos drąsa įveikė visas kliūtis. Ši diena atnešė mums nepriklausomybės aktą, dokumentą, kuris pakeitė mūsų tautos istoriją. Šią dieną prisiminkime ne tik tuos, kurie pasirašė aktą, bet ir tuos, kurie savo darbu ir tikėjimu klojo laisvės pamatą. Tai diena, kuri kviečia mus susitelkti ir kurti ateities Lietuvą. Lietuvos krašto, ne kaip iš rašto,
kartu išgyvenome vieną iš svarbiausių mūsų tautos istorijos akimirkų - Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymą. Tai buvo tas lemtingas momentas, kai po šimtmečius trukusių kovų, tremčių, draudimų ir neteisybės mūsų tauta drąsiai paskelbė: mes esame laisvi. Šie parašai - tai tautos drąsos ir tikėjimo įrodymas. Jie skelbė pasauliui: mes laisvi, mes nepriklausomi. Šis sprendimas, toks drąsus ir nepalaužiamas, tapo naujos Lietuvos pradžia. Nepriklausomybės aktas - tai ne tik popieriaus lapas. Tai mūsų protėvių svajonės, jų tikėjimas, drąsa ir viltis sudėti į vieną sakinį. Lietuva turi teisę būti nepriklausoma, o jo žmonės laisvi. Šie žodžiai ir ši dvasios jėga iki šiol mus vienija ir įkvepia.
tautos laisvės kelią, prasidėjusi Gedimino sapnu, išraizgyta knygnešių keliais, pasibaigusi vasario 16-osios šlove, o iš tikrųjų tebeinanti iki šios dienos. Laisvės kelias niekada nesustoja. Jis tęsiasi kiekvieno iš mūsų širdyse, mūsų kasdieniuose darbuose ir ryžte kurti ateitį, kurios verta mūsų Lietuva. Kiekviena karta prie šio kelio prideda savo akmenį – drąsos, kūrybos, meilės darbą. O šiandien mes gyvename laikais, kai galime laisvai svajoti, mokytis, kurti ir didžiuoti savo tėvynę. Šiandien, stovėdami šioje scenoje visi drauge, visi, kurie kūrėme šį pasakojimą, norime pasakyti, mūsų laisvė yra mūsų bendras darbas. Tegul šios trispalvės spalvos nusileidusios čia simbolizuoja visų kartų susitelkimą, vienybę ir tikėjimą savo kraštu. Kviečiame visus jūs, mėlieji žiūrovai, drauge su mumis užbaigti šį vakarą tautos himnų tautišką giesmę. Tegul jis suskamba iš mūsų širdžių, kaip meilės ir padėkos žodžiai Lietuvai. Stokime ir susikibkime vieningai. Lietuva gyva tol, kol gyva mūsų laisvės dvasia.